Sveiki visi. Šiandien noriu Jums papasakoti apie darbą, kai kasame tranšėjas. Ar žinote, kas tai yra? Tranšėjos – tai tokios gilios ir siaurios duobės žemėje. Jos yra labai svarbios, nes juose galime įdėti vamzdžius, kabelius ar kitas svarbės dalykus. Tai lyg slaptos žemės tuneliai. Prieš pradedant kasti mums reikia pasiruošti. Pirmiausia, apsirengėme specialiais rūbais. Užsidėsime šalmą, pirštines, specialius batus ir akinius. Tai tam, kad būtume saugus. Tada mes pažymime vietą, kur kasime. Tai padedame padaryti su specialiais žymekliais. Taip žinome, kur pradėti kasti. Tranšėjas galima kasti su kastuvu arba dideliais mašinomis, kurios vadinamos ekskavatoriais. Ekskavatoriai labai stiprūs ir gali kasti labai greitai. Kai kasame tranšėją, turime būti labai atsargus. Reikia žiūrėti, kad tranšėjos sienelės nesugriūtų ir kad mes būtume saugus. Taip pat svarbu, kad iškastą žemę dėtume į tam skirtą vietą, kad netrukdytų darbui. Kai tranšėja iškasta, patikriname, ar ji pakankamai gili ir plati. Jei viskas gerai, galime pradėti dėti vamzdžius ar kabelius. Labai svarbu laikytis visų taisyklių ir būti atsargiems. Taip mes galime būti tikri, kad darbas bus atliktas teisingai ir saugiai.
O dabar padeklamuosiu eiles. Sunkus darbas ten, kur šūdinas kiemas. Kiekvieną dieną vis dirbu pamirštant svajonių sielą. Prie latrinės stoviu kaip gelbėtojas, kur jokios šviesos. Ir šalčio, ir krušos. Tik naktį girdisi paukščių giesmė. House prie latrinės, kur geltona šviesa blizga. House. Kovojant su heiterių srautu, kasdien aš stoviu. Smilksteli naminė smaragdinio vandens šulinėlyje, nors ši vieta neišpasakojama. Širdis čia ramybę randa. House prie latrinės, kur geltona šviesa blizga. House, kovojant su heiterių srautu, kasdien aš stoviu. Darbas prie šito šūdo, kai kiti sapnuoja gėles ir žydinčias pievas. Bet aš stoviu tvirtai prie latrinės House, nes čia mano ateitis, mano kova, mano viltis. Dėkoju, kad kartu leidote šią nuostabią dieną. Iki kitos kūrybos akimirkos, viso gero.